Pirmoji Samuelio knyga, 1 skyrius. Efraimo aukštumoje, Ramoje, gyveno vyras, vardu Elkana, Efraimas. Jis buvo Cufo sūnaus, Tohuvo sūnaus, Elihuvo sūnaus, Jerohamo sūnus. Jis turėjo 2 žmonas, Oną ir Peniną. Penina turėjo vaikų, o Ona neturėjo. Elkana kasmet eidavo iš savo miesto į Šiloją melstis ir aukoti kareivijų viešpačiui. 2 Elio sūnūs, Hofnis ir Finehasas, ten buvo viešpaties kunigai. Kai Elkana aukodavo, jis duodavo aukos dalį savo žmonai, Peninai ir visiems jos sūnums bei dukterims. Bet Onai jis duodavo geriausią dalį, nes ją, nors viešpats buvo uždaręs jos įsčias, mylėjo. Jos priešininkė ją užgauliodavo ir erzindavo, nes viešpats buvo uždaręs jos įsčias. Taip būdavo kiekvienais metais, kai ji eidavo į viešpaties namus. Toji taip užgauliodavo ją, kad ji verkdavo ir nevalgydavo. Jos vyras Elkana klausė: Ona, ko verki, kodėl nevalgai, ko liūdi? Argi aš tau nesu vertesnis už 10 sūnų? Ona atsistojo, jiems pavalgius ir atsigėrus Šilojuje. Tuo metu kunigas Elis sėdėjo prie viešpaties šventyklos durų. Ona labai nuliūdusi, meldėsi ir graudžiai verkė. Ji davė įžadą: kareivijų viešpatie, jei tu pažvelgsi į savo tarnaitės sielvartą ir mane atsiminsi ir nepamirši manęs, bet duosi man sūnų, tai aš atiduosiu jį viešpačiui per visas jo gyvenimo dienas, ir skustuvas nepalies jo galvos. Ji ilgai meldėsi viešpaties akivaizdoje, o Elis stebėjo jos lūpas. Ona kalbėjo savo širdyje, jos lūpos judėjo, bet balso nesigirdėjo. Todėl Elis palaikė ją girta ir tarė: ar ilgai būsi girta? Išsipagiriok. Ona atsakė: ne, viešpatie, aš esu nelaiminga moteris. Aš negeriu nei vyno, nei stipraus gėrimo, tik išliejau savo širdį viešpačiui. Nelaikyk savo tarnaitės, Belialo dukra, nes iš didelio sielvarto ir skausmo aš kalbėjau. Elis tarė: eik ramybėje, o Izraelio Dievas teįvykdo tavo prašymą. Ji atsakė: duok savo tarnaitei atrasti malonę tavo akise. Po to ji nuėjo, valgė ir nebeliūdėjo. Anksti rytą, atsikėlę ir pagarbinę viešpatį, jie grįžo į savo namus, į Ramą. Elkana pažino savo žmoną Oną ir viešpats atsiminė ją. Po kurio laiko Ona pagimdė sūnų ir jį pavadino Samueliu, sakydama: iš viešpaties jį išmeldžiau. Kai Elkana ėjo su visais savo namiškiais aukoti viešpačiui kasmetinę auką ir atlikti įžadą, Ona nėjo. Jis sakė savo vyrui: aš neisiu iki berniuką nujunkysiu. Po to jį nuvesiu viešpaties akivaizdon ir ten paliksiu visam laikui. Jos vyras Elkana jai atsakė: daryk, kaip tau atrodo teisinga. Pasilik namuose, iki jį nujunkysi. Viešpats tepatvirtina savo žodį. Ji pasiliko ir žindė sūnų, iki jį nujunkė. Nujunkiusi jį, paėmė berniuką, 3 jaučius, efą miltų bei odinę vyno
ir nuvedė jį į Šiloją, viešpaties šventyklon. Berniukas buvo dar mažas. Papjovė jautį ir nuvedė berniuką pas Elį. Ona sakė, mano viešpatie, kaip tu gyvas, aš esu ta pati moteris, kuri čia stovėjo tavo akivaizdoje ir meldėsi viešpačiui. Aš prašiau šito sūnaus. Viešpats išklausė mano prašymą ir suteikė, ko prašiau. Aš jį atvedu viešpačiui, kad visą savo gyvenimą jis jam priklausytų. Ir jie pagarbino ten viešpatį.